Jaunoji Kėžių kaimo gyventoja, agresyvioji Ingrida Kraštytė savojoje Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje pertraukos metu lipa laiptais aukštyn ir kartu piktinasi tuo, kad apačioje stovintis kitas mokinys. Vaikinas vis taikosi žvilgtelėti jai po sijonu. Atkeliavo rugsėjo mėnuo, o Ingridai mokykloje prasidėjo jau ir tretieji, paskutiniai jos pardavėjo ir prekių žinovo profesijos mokymosi metai. Dar praeitais mokslo metais Ingridai profkėje buvo neįdomus nei suvirintojas Bezdas, nei statybininkai Tučkus, Rėmas ar Usūrinis, nei vyresnėlis pardavėjas Mantelis, jai reikėjo tik tai vieno mindės, bet buvo jo niekingai atstumta ir galiausiai liko be nieko. Per praėjusias vasaros atostogas Kėžietė namuose palengva įsigydė po išsiskyrimo su vaikinu savo sieloje likusias žaizdas, apsiramino kiek ir apsisprendė toliau tik ryžtingai kabintis į savo mokslus, be jokių bandymų vėl iš naujo vilioti tą mindę, jei ir parsigalvojo jis. Vaikinams visai nereikalinga viduje besijaučiančiai Ingridai dabar būtų tikęs į porą ne tas jos anksčiau neapkęstas Usūrinis, bet vėl ne jos naudai. Ir tas jau buvo sau susiradęs panelę, simpatišką blondinę pirmakursę virėją Vilmą. Dažnai juodu apsikabinusius koridoriuose matė. Bet čia nusiminusi Ingridai ėmė ir nutiko kai kas nuostabaus, į ją atkreipė dėmesį vaikinas, pirmakursis pardavėjas Silvestras. Nors Anas ir vizualiai atrodė kaip prasčiokas bernas, bet sutikęs Ingridą kartas nuo karto ją vis užkalbindavo, tai pagirdavo jos aprangą, tai pamerkdavo jai akį, o Ingridai lipant laiptais aukštyn, retsykiais net bandydavo vis žvilgtelėti slapčia į ją iš apačios. Bet pačią Ingridą jai nepatinkančio berno elgesys tik tai nemaloniais erzino, jis taip jos visai nežavėjo, tad ji supykusi ir paleisdavo vis Silvestrui atgalio keletą tikrai šiurkščių negražių žodžių. 2004 metų rugsėjis.